Labas visiems. Dažna problema būna, kai nėra kur dėti rekuperatoriaus aparato. Tai išeitis būna vonios kambario lubos. Tai čia sumontavo aparatą ir mes sumontavom didelį liuką, netgi platesnį negu pats rekuperatorius ant 10 cm. Tai liukas yra 1,20 m ant 70 m. Kodėl mes tai padarėm? Todėl, kad esant poreikiui būtų galima išimti aplamai aparatą, negriaunant lubų. Nes tikrai būna kartais sugenda. Pas mane patys sugedo po 5 metų. Kiti meistrai padaro tik liuką filtrams įdėti ir pakeisti. Bet jeigu reikia kažką aptarnauti rimčiau, tai tada tokios jau problemos prasideda. Ir čia sumontavom dar lemputę į vidurį. Nes norėjom, kad išsicentruotų, būtų kvadratu. Tai visai neblogai gavosi. Parodysim toj, kaip atsidaro jisai ir užsidaro. Parodom, kaip atsidaro. Tai tiesiog spaudžiam. Šitas liukas ant 3 taškų. Tai užsispaudžia. Dar traseliai tokie yra. Ir elektrikas paliko ilgesnį laidą. Vietos išmontavimo yra sočiai. Nieko ypatingo, bet kažkam gal pravers šitą informaciją. Ir pabandom uždaryti dabar. Tai reikia neskubėti, nes šitie kabliukai kartais išlenda, tai reikia su pirštu pataisyti. Ypatingai, kai filmuoji, tai tikrai niekada nesigauna. Kas čia gražus užrašas labai. Nu, pavyks iš pirmo karto. Čik ir dar per vidurį. Va. Toks liukas, ką žinau. Atrodo viskas gražiai pakankamai. Matosi, kad jis yra lubose, bet tai ką daryti, kai išeities nėra. Viso ir iki.